Sveiki, sveiki, labas Labas vakaras. vakaras. Labas vakaras. Valerijau, Francisko, malonu Jūs vėl matyti. Kaip gyvenate, kaip šiandien nuotaikos, Valerijau? Labai geras nuotaikos, gražus oras. Super, Viskas Francisko. gerai ir geras nuotaikos. Ačiū, kad nors ir turi darbo, kad radot laiko šiandien vakare trumpam susiskambinti, pasikalbėti apie projektą, kuriame dalyvavome, pasikalbėti apie rezultatus, pasikalbėti apie pačią kampaniją, aš kalbu, kurios dalimi buvome. Ir jo, bus labai įdomu, nes kai gavom pasiūlymą nufilmuoti vaizdo įrašą projektui ir tinklalapiui, mes tiesiog jį nufilmavom, bet nelabai tiksliai žinojome, kaip ten visos detalės bus. Taigi dabar jau projektas išėjo, jis turi daug įvairių įvertinimų, kai kurie teigiami, kai kurie neigiami, kai kurie, net nežinau, visokių atgarsių girdėjau. Tai bus įdomu išgirsti ir jūsų. Bet pradžioje norėčiau paminėti visiems, nes daugam kilo klausimų, nesenai dalyvavau LRT diskusijoje ir žurnalistė paklausė, ar aš palaikau šį projektą. Aš sakiau, kad na taip, nes aš jame dalyvavau. Ir manęs klausė, na jo, bet jums turbūt už tai mokėjo pinigus, todėl ir palaikot. Ir aš sakau, ne, aš dalyvau savanoriškai. Kitaip sakant, mums niekas už tai nieko nesumokėjo. Tai tiesiog, kad klausytojai žinotų, mes tai darėme savanoriškai ir nieko už tai negavom. Išskyrus malonumą filmuoti ir padėti kitiems žmonėms mokytis lietuvių kalbos. Taigi toks ir tikslas ir tame ir esmė. Taigi nesusirinkom čia politikuoti, o susirinkom kalbėti apie lietuvių kalbą, apie mokymosi būdus ir apie tai, kaip galime padėti kitiems žmonėms mokytis. Tai va, disclaimeris pasakytas, dabar galim pradėti kalbėtis. Taigi, Valerijau, Francisko, kai aš jūs pakviečiau kartu nusifilmuoti vaizdo įrašui, kuris bus po to, sakiau, įkeltas į savivaldybės tinklalapį. Ar jūs tikėjotės, kad tai bus tai, kas dabar yra, su, nežinau, visomis diskusijomis, kurios visur vyksta, ar jūs tikėjotės kažko kito? Taigi gal Valerijau pradėkim nuo tavęs ir tada Francisko papildys. Aš tikrai nesitikėjau, kai dar Paulius pasakė LRT kažkuris buvo, aš pasižiūrėjau, ten į studiją skambino ir taip toliau, tenai politikai, visi tada antras raundas, dar kiti politikai, ten, žodžiu, dar straipsniai visokie, atidarau tą puslapį, ten irgi tikrai nesitikėjau, bet ir nepasakyčiau, kad aš kažko tikėjausi. Aš girdėjau, aš supratau iškart iš užduoties, kad yra kažkokia kultūrinė misija ir mes esame pasiruošę kaip tokie kariai vykdyti kažkokią kultūrinę misiją. Kokia, aš nežinau, bet jeigu Vilniaus savivaldybė, jeigu tai gana rimta taip skamba, tai aš buvau pasiruošęs kaip gidas, kaip tik apgyniau tą licenciją, aš galvoju labai gerą galimybę skleisti kultūrinę misiją, pabandyti save ir būtent dar su Pauliumi, būtinai Litvėniu Paulius, su kolega, net tokiu draugu, tai buvo smagu ir dar su Frančisko beje susipažinom, tai dar geriau. Tai aš manau, kad viskas ir pavyko gerai ir sakau, aš neturėjau kažkokių tokių, ne viskas gerai, mes dar pakalbėsim kritiką, bet tas toks pirmas įspūdis, man atrodo, gerai. Super, tai lūkesčių nebuvo, kažkokiu tokiu specifiniu, taigi, ok. Francisko, kaip tu, ar viskas gavosi taip, kaip tikėjai, ar truputėlį čia išsiviniojo į kažką kitą? Tai aš sakyčiau, kad aš irgi nieko nesitikėjau, ypatingai, ta prasme, man buvo labiau tiesiog smagi proga, nes tu jau žinai, Pauliau, kad man labai patinka su tavim, kolaboruoti, padaryti podcastus ir taip toliau. Tai kai tu pakvietai mane dalyvauti, man buvo tiesiog smagi idėja, smagi proga, bet kai jau nufilmavę mes, aš vieną dieną buvau autobusu ir mačiau ekrane, žinai, ten parašyta, aš kalbu ir panašiai ir galvoju, oho, kažką, žinai, tai, tikrai nustebinu, kaip Valerijus paminėjo, tikrai nustebinu, kad, atrodo, kad padarė įspūdį, ne? Jo, įspūdis tikrai buvo padarytas, mes matėm, kad ir
Vilniaus vicemeras ir Vilniaus meras truputėlį taip retoriškai susikibo į tokį kaip bokso ringą pakliuvo šiek tiek iš dalies, nes yra kitas projektas vadinamas Drąsiai lietuviškai. Man atrodo, tai yra Vilniaus vicemero iniciatyva. Yra šis projektas, kuris yra Vilniaus mero iniciatyva. Ir jie abu projektai turi tą patį tikslą iš esmės. Padėti užsieniečiams integruotis į Lietuvą, į Lietuvos kultūrą, mokytis lietuvių kalbos, sociokultūrinė integracija, visi šie dalykai. Tačiau pateikimo forma yra kitokia ir ne vien pateikimo forma, bet ir įrankiai yra kitokie. Vienur labiau eina dėmesys į mokyklas, į pradinių klasių ugdymą, apie vaikus galbūt labiau, o kitur eina toks kaip ir suaugusiems skirtas labiau gal net ir projektas, kuris irgi susijęs, kad žmonės daugiausiai iš savo pinigų moka, taip yra ten ES fondai, faktas, bet vėl įrankiai ir forma yra kitokie. Tai kaip aš pokalbėje LRT sakiau, man atrodo, kuo daugiau įrankių turim, tuo geriau. Ar ne, reikia skirtingų įrankių ir man atrodo, nėra vieta čia politinėms intrigoms tarp ten Laisvės partijos ir, tarkime, Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų. Tiesiog kuo daugiau įrankių turėsime, to bus geriau. Bet čia mano nuomonė. Valerijau? Tu turėjai daugiau informacijos, papasakok mums, kaip užsimezgė apskritai tas projektas, kur mes patekame. Dėl pačio projekto, tai tiesiog vieną dieną radau Messengeryje žinutę iš vienos moters ir jie man parašė žinutę, sakydama, kad sveiki, ponas Pauliau, taip toliau, darome tokį projektą, ieškome turinio kūrėjų, kurie padėtų tiesiog kurti vaizdo įrašus. Tai pirmą jie planavo daugiau turinio kūrėjų įtraukti į šį projektą, bet po to parašė, kad vis dėlto nusprendėm, kad negalim pasitikėti visų žmonių turinio kokybę ir mes jau buvom užmezgę kontaktą ir sako, tai turbūt tiesiog dėsim jūsų vaizdo įrašą kažkokį, ar vaizdo įrašus. Tai ir buvo ta galimybė, čia buvo mano paskutinė diena Lietuvoje prieš kelionę į Portugaliją. Tai aš čia tada labai greit suskubau, aš iškart pradėjau jums čia rašinėti balso žinutės, siuntinėti ir taip toliau. Valerijau, Francisko, ką veikėt rytoj, ką veikėt poryt. Ir mes čia kokias 3 dienas ir filmavome, turbūt plius minus taip skirtingas. Smagiai nufilmavom, buvo labai faina. Jo, tai viskas buvo labai paprasta, tiesiog gavau žinutę, sakiau, po to mes susiskambinome, sakau, žinokite, tiesiog neturiu daug laiko. Man ta moteris sako, žinote, ir mes neturim daug laiko, tai čia kaip tik. Mes turim šitą visą reikalą išleisti jau už savaitės ar už kiek ten, ar už 2. Tai sakau, gerai, nufilmuosiu vaizdo įrašą, po to sutvarkysiu, suredaguosiu, sumontuosiu ir jums pristatysiu iki reikiamos datos. Taip ir gavosi. Tai mes truputėlį skubėdami filmavom. Kaip jūs jautėtės? Kas jums patiko filmavimo procese, kas jums nelabai patiko? Vienas dalykas faina, kad jūs susipažinot. Man tai tikrai labai faina, kad jūs dabar irgi esate draugai, pažįstami. Tai pakalbėkim truputį dar apie patį filmavimą, po to pakalbėsim apie tai, kokią mes kritiką galėtume suteikti, jeigu turim tokios, ir pakalbėsim apie pozityvius dalykus, žinoma, taip pat. Pradžiai filmavimas. Tai Francisko, pradėkim gal nuo tavęs. Kaip jautėsi filmuodamas, kas patiko, kas nelabai? Aš normaliai jaučiuosi, man labai faina buvo, tiesiog irgi labai faina susipažinti su Valerijum. Ta prasme, aš jau žinojau, kad tu, Paulius, esi geras žmogus ir dabar irgi sužinojau, kad Valerijus yra fainas žmogus. Tai tikrai buvo smagu, aš sakyčiau, kad rimtai nufilmavom, irgi galėjom juoktis, kažką faina. Mes kalbėjom apie viską, mes valgėmės, tai, tikrai labai faina, aš sakyčiau. Ja. Nebuvo daug įtampos? Ne, ką žinau. Ne. Gal man čia įtampa su ta kamera bėgiojant, visur biškai labiau buvo. Jaučiausi toks šiek tiek kaip prodiuseris, norėjosi, kad viskas būtų idealu.
Bet džiaugiuosi, kad neperdavau tos įtampos, bent jau tau, Ne, Francisko. nu ta prasme, Labai gerai. kartais gali būti, kad jeigu aš jaučiuos, kad pas tave yra įtampus, aš irgi gal pradedu biškai truputį nerimauti. Perimti, ar Jo, ne? bet bendrai tariant, man yra smagu, tai viskas gerai. Super. Valerijau? Kameros kritimas. Man atrodo, iki kameros kritimo ir po tai buvo visai kitas filmavimas. O su Frančiska beje dar trečias filmavimas, kur aš nesitikėjau. Man atrodo, tu net nesakai, kad mes susitikinėsim su kažkuo. Man kažkaip atrodo, kad mes baigėm Rotušės aikštė ir viskas. Bet tada Rotušės aikštė atėjom, skai mes dar laukiam žmogaus. O, taip, dar laukiam žmogaus. Ir tada tas pratęsimas toksai, ir dar kai mes labai smagiai pakalbėjom, tai čia dar trečia dalis. Aišku, mano mėgstamiausia yra trečia dalis, nes pirma dalis tokia buvo kaip ir gerai, kaip ir įtampos, vėliau, kai ta kamera irgi tokia įtampos, bet jau šiek tiek lengviau, nes tu žinai, kad išsisaugojo medžiaga ir kad mes galim pabaigti. Va, o ta trečioji dalis, tokia saldžioji dalis, man vis tiek labiausiai patiko. Ketvirta ta dalis, tokia galima sakyti, kur mes atskirai jau susitikom dar kartą viską perdaryti nuo nulio. Tai jau, aš pasakyčiau, tikrai buvo šiek tiek įtampos, nes mes jau, man atrodo, pirmą tą pačią dieną atidami visas jėgas, jau norėjom skirstytis, tai jau turėjau turbūt būti kažkur Portugalijai, bet gausi, kad dar kartą reikia bandyti. Ir dar kartą vis tiek per tas pačias vietas, nors ir buvo irgi labai gerų momentų, kai mes į autobusą įlipome, labai buvo smagu. Bet jau prie galo ten kažkam skubėti reikėjo, jau toks, man buvo nuovargis, jau gale tikrai buvo nuovargis, aš jau nebegalėjau Gedimino, jau negalėjau Vilniaus įkūrimo istorijos papasakoti. Ja, ten buvo daug papildomų kadrų, daug kartų perdarėme. Jo, iš tikrųjų, buvo ir man nuovargis ir dėja sugadinau daug kadrų, kadangi, kaip Valerijus minėjo, antrą filmavimo dieną sudaužiau kamerą, nes pastačiau ant trikojo ir mes buvom prie arkikatedros, filmavom arkikatedrą ir tiesiog matau, kaip tolyje vėjas pučia ir tas trikojas ir taip kamera linksta į šoną. Ir aš dar bėgu ją gaudyti, aš dar turiu šitą kadrą ir pirmą kartą, turbūt Valerijus išgirdo tiek daug keiksmažodžių iš mano burnos apie kito. B, K, N, S, vėl B, vėl ne, vėl. Ir dar sakai, čia mano kaunietiškas tas toksai charakteris. Šiaip tu turi, Taigi, Paulius, čia kaip, sakyčiau, kaip bairis tiesiog papaustinti šitą. Reikės tik tai visur uždėti tą bip, 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 bip. Jo, reikėtų į kažkokį blooperių video sukurti. Aš šitą norėjau pasakyti, aš dar laukiu blooperių. Man atrodo, blooperiai gal bus ypatinga vaizdo medžiaga jums abiems. Nežinau, aš čia kelsiu internetą. Bet žinokite, mes su Marija, su mano drauge, kai peržiūrinėjom visą medžiagą, kurią turėjom, dar kol aš tik tai viską montavau, tai vieną vakarą mes tiek daug juokėmės iki ašarų. Turiu minį, joks alkoholis, nieks neatstos to, kaip žiūrėti tas vaizdo įrašus. Labai daug prisiekėm, buvo labai juokinga. Tai turiu tą kadrą ir tą garso takelį, kada nors atsiųsiu tiesiog. Nes Francisko to negirdėjo, Francisko turbūt net netikėtų. Bet jo, būna ir taip. Tai va, ir dar laukia vaizdo įrašas mūsų pilnas kavinėje, nes buvo tik tai dalis to vaizdo įrašo, galutiniam, kur projektui skirtas vaizdo įrašas, buvo tik tai toks trumpas, kai mes atėjom, atsisėdom, užsisakėm, susimokėjom, bet yra ir pilnas 30 minučių kažkur vaizdo įrašas, mes apie 30, gal 40 minučių kalbėjomės toj kaviniai. Taigi, tas vaizdo įrašas dar neišleistas, bet galvoju ir planuoju jį išleisti ateityje. Taigi, jeigu ir mūsų klausytojams būtų įdomu, parašykite komentarą, mes tada išleisim pilną mūsų pokalbį. Tai va, labai gerai. Valerijau, jo, aš irgi pritariu, mes buvom šiek tiek jau pavargę. Tikiuosi galutiniam vaizdo įraše, kai jau viskas bus sumontuota, to nesimato. Tai ar jūs patenkinti galutiniu vaizdo įrašu, montavimu, viskuo? Valerijau? Iš mūsų dalies taip.
dar gavosi netgi geriau, aš taip supratau, nes iš pradžių kaip ir vienas turėjo būti vaizdo įrašas, dabar gavosi jau 4 turbūt jau bus. Ar jau yra 4, bus 5. Nu, žodžiu, Bus 4. Va šičia yra 4, turbūt viso šito projekto įrašas, o 5 būtų mūsų pilnas pokalbis kavinėje, turbūt. taip, plus bendrai paėmus, kad pas mus buvo ir užduotis kažkur ten patekti, ir mes dar savo padarėm gerai, ir kažkur padarėm gerai, ir tai bendrai tikrai labai man viskas tiko. Super. Jo, Francisco? man irgi. Aš tikrai patenkintas. Aš sakau, man patinka bendrai tariant podcastai ir šitą galimybę su jumis tiesiog kalbėti ir praleisti laiką kartu ir tiesiog irgi padėti kitiems. Tai, man atrodo, čia labai geras dalykas bendrai tariant. Tai jo, labai patinkas tikrai. Jo, nes skaičiau komentarus, komentarai atrodo gana teigiami po vaizdo įrašu, tai tikiuosi, kad jis buvo ir bus naudingas žmonėms, kurie tiesiog nori šiek tiek susipažinti su Vilniumi lietuviškai. Tai aišku, toks labai trumpas vaizdo įrašas, tačiau vis tiek gali tai būti pirmasis žingsnis. Tai va, o dabar šiek tiek pasikalbėkime apie patį projektą, kai ne apie patį vaizdo įrašą, bet apie aš kalbu, apie visą iniciatyvą, apie visą kampaniją. Tai kokie įspūdžiai, Valerijau? Pati idėja labai graži, turbūt visi palaiko, vėlgi įgyvendinimas gali kilti tam tikrų kelti klausimų. Man didžiausias klausimas, kai tik užžini tą puslapį, aišku, tie pabraukimai yra. Mums nemalonu, kai ten Vilnių užbraukia, ten Vilnių naša, visokie dalykai. Čia tas pat toks brutalizmas šiek tiek, ne? Ir tada jau nelabai aišku tada kokia auditorija. Aš net žiūrėdamas interviu su ponais politikais irgi nelabai supratau vis dėlto kokia auditorija. Lygtis neįmavo ukrainiečius pabėgėlius, bet atidarai tą puslapį ukrainiečiai pabėgėliai, ten yra vis tiek ten Ukrainos labai daug tokia mišrai negaunasi. Lygtis ir nacionalinis saugumas, bet lygtis tada jeigu tu apmokysi jos lietuvių kalbos, jie ir pasiliks. Ar reikia, tada žmonės nereikia. Ten labai pasimečiau tose tiksluose, bet kad jie pradėjo kažką daryti, kad tikrai yra, kad ten daugiau negu 10%, tai tikrai gražu. Ir dar kas man labai, čia tokia šiek tiek kritika, bet iš pozityvios pusės, yra, kur iš viršaus atrodo, susirinko politikai, sugalvojo tą padaryti, o man atrodo, mūsų užduotis buvo iš apačios, nes mes daug paprasčiau viską padarėm, su humoru, su gera nuotaika, mūsų net, kai mes irgi aptarinėjome, Paulius gražiai kalba lietuviškai, mes taip šiek tiek galim kreivai kažką tai pasijuokti, ten žiauriai įdėti tokius žodžius, ir gavosi tokia irgi iniciatyva iš apačios, bet tokia žmogiška iniciatyva, nesukurta, kad dabar prieš rinkimus kažką mums reikia padaryti, tam, kad gauti kažkokius tenai skaičius, bet iš žmonių, kurie tuo tiki, kurie turi kažkokią viduje kultūrinę misiją. Ir dar vienas dalykas, kas man labai patiko būtent mūsų darbe, kad tu pakvietei, Pauliau, žmonės, kurių vardai nėra lietuviški. Tai yra Valerijus ir Francisco. Ir geresnės reklamos, geresnio reklaminio įvaizdžio, tokio, taip sakant, skleisti lietuvių kalbą, ypač užsieniečiams, man atrodo, jau negalim buvo geriau sugalvoti. Tai viskas buvo, iš mūsų pusės viskas gerai, iš tos pusės, jau ten galima jau žiūrėti. Jo, aš irgi turiu keletą komentarų apie patį įvaizdį, kaip sakei, tuos perbraukimus ir taip toliau. Aš norėsiu pakomentuoti šiek tiek vėliau, bet pradžiai, Francisco, kokie tavo įspūdžiai su pačia kampanija? Kaip jinai atrodo, kaip išėjo, kokį įspūdį turi? Įspūdis teigiamas tikrai. Kaip Valerijus pasakė, aš irgi pritariu, kad man asmeniškai šita idėja yra, kad kitiems žmonėms būtų paprasčiau ir kad būtų, irgi, kad tiesiog procesas nebūtų toks rimtas. Nes irgi aš pritariu. Mes, kai reikia išmokti naują kalbą, nėra, kad viskas turi būti griežtai, kad mes turim, nežinau, gramatiką išmokti. Jo, žinoma, kad čia yra reikalinga, yra svarbu, bet irgi tiesiog kalbėti, mes tiesiog kalbam, kad komunikuoti, kad suprasti vienas kitą. Tai čia yra labai elementarus dalykas, tai tada irgi, jeigu aš žiūriu vaizdo įrašą,
ane, ir tame įrašai iš tikrųjų, aš manau, matau du žmonės, kaip Valerijus pasakė, jau vardai yra iš kitų tautų, nu, čia yra labai geras dalykas ir čia irgi netgi yra motivacija, kad aš kaip užsienietis, pavyzdžiui, galėsiu išmokti tikrai kalbėti šitą kalbą. Tai va, tai aš manau, kad, Taip. aš manau, kad aš bendrai tariant, kaip įspūdis idėja, nu, man atrodo, čia viskas labai gerai sugalvota. Tikrai. Jo, o dėl pačios kampanijos, tarkime, kaip sakėme, yra angliškai, tarkime, parašyta ir ten perbraukta ir panašiai, ir rusiškai, ir hindi, man atrodo, kalba yra parašyta, ar ne? Bet kažkaip nemačiau ir negirdėjau daug ko komentuojančio, kokios frazės yra perbrauktos. Tai vien angliškai, kas moka skaityti, tai turbūt yra praktiškai visi, kas žiūri šį kanalą, arba rusiškai, arba hindi kalba, parašyta I don't speak Lithuanian ir perbraukta. Tai kažkodėl daug kas interpretuoja, kad anglų kalba nubraukta, rusų kalba nubraukta, bet nubrauktas, man atrodo, yra tik tai ženklas, kad aš nekalbu. Tai parodo mentaliteto pokytį. Iš to, kad aš nekalbu, į tai, kad aš kalbu. Ir kampanijos pavadinimas ir yra aš kalbu. Tai labiau atrodo man nubraukta ta idėja, ta mintis galvoje, kur visi sako, išmoksta pirmą frazę ir mano daugelis mokinių, aš nekalbu lietuviškai. Nors aš šitos frazės nemokau, nes jeigu mokiniai ateina pas mane, jie jau kalba, jeigu mokė labas rytas, kaip sekasi ir viso gero, tu jau kalbi lietuviškai. Truputį, bet kalbi. Taigi šita frazė nebegalioja. Taigi, man atrodo, su šia kampanija ir jos įvaizdžius taip pat tiesiog siekiama nubraukti tą mentalitetą, kad aš nekalbu lietuviškai skirtingomis kalbomis. Pavyzdžiui, turėjau įdomų tokį pokalbį. Vienas mano mokinys, kuris yra kunigas, stačiatikių kunigas, jis pakomentavo, kad jis pasigėdo pačioj kampanijoje baltarusių ir ukrainiečių kalbos. Sako, kodėl tik tai rusiškai parašyta frazė yra nubraukta. Teisė ne tai, kad jisai pasipiktino, kad nubraukta kalba, bet sako, kodėl mano kalba nenubraukta. Tai būtų baltarusių. Nes jisai kaip tik norėtų, kad būtų daugiau kalbų reprezentuojama, kad ne vien tik tai, aišku, čia yra pagrindinės kalbos, tokios kaip didžiausios kalbos šiuo metu, bet kur, tarkim, lenkų kalba, kur ukrainiečių kalba, kur žydų kalba. Tai kiekvienas žmogus savo įvaizdį susidaro ir mano įvaizdis buvo labiau tos per mentaliteto keitimą, o ne tai, kad čia rusų kalba, anglų kalba negalima kalbėti. Valerijau. Taip, aš žinau, kad tai pasakysi, aš irgi interpretavau jau, kai pasiklausiau giliau tą idėją, bet pats vizualinis tas brutalizmas, jisai vis tiek nieko gero gali neprivesti. Įsivaizduok, mes nuimam kontekstą, paimam tos užrašus ir kažkur užrašom dabar ant sienos, kur nors rajone, kur daug gyveno rusakalbių žmonių, kurie ten iš senų laikų, gal lietuviškai nelabai kalba. Jiems tai bus įžeidimas. Jie tai suprastų, kad dabar kažkokios represijos prasidėjo Lietuvoje ir taip toliau. Tai ta pati vizualinė kalba, mano nuomonė, yra per daug brutali. Tokia negatyvas iškart, raudonai kažkas perbraukta. Kas? Taip, sutinku su tai mentaliteto pokytis, bet jeigu mes darom labai plačiai tokiai visuomeniai, kad visi matytų ir užsieniečiai, tai kažkaip labai taip kvepia negatyvų šiek tiek iškart. Kažkaip, čia man toks pastebėjimas buvo. Tai jeigu nuėmė frazę, nuėmė kontekstą ir tiesiog palieki vizualą, pirmas įspūdis gali atrodyti kitoks negu turinys. Sakykime taip, jeigu tiesiog grinai žiūri į vaizdą. Francisko. Šiaip aš norėjau gal pridurti, kad ir čia nuoširdžiai pasakysiu, aš net nebuvau galvojęs apie, taip neigiamai, suprantat. Aš tiesiog iš karto supratau, kad čia, kaip tu pasakai anksčiau, Pauliau, tiesiog čia yra kaip mentaliteto pakeitimai ir viskas. Kad tiesiog suprasti, kad, aš turiu savo, gimtąją kalbą, ne?
ir aš tiesiog pakeičiu savo mentalitetą, kad aš dabar galėsiu ir lietuviškai kalbėti. Ir viskas. Bet dabar, kad jūs tai pasakėt, aš irgi galvoju, kad jo, gal kai kuriems gali atrodyti taip, bet nežinau, aš net neįsivaizduoju, kad galėtume, kaip aš galėčiau, pavyzdžiui, reklamuoti kitaip. Žinoma, aš nesu, aš nesu reklamų specialistas, ne, bet nežinau, aš tikrai nebuvau galvojęs neigiamai, bet ir irgi netgi, kaip tu pasakai, Pauliau, dėl kitų kalbų, aš irgi pritariu, ta prasme, čia rusų kalba, anglų kalba, hindų kalba, yra, tikrai daug žmonių iš Indijos, Lietuvoje, Vilniuje, tai yra logikos, kad tiesiog tas kalbas yra paminėtas, tos kalbos yra paminėtos, atsiprašau. Tai jo, tai Ar nepasikeitei yo no hablo español? Sorry, yo no hablo lituano? bet sakau, ta prasme, čia tiesiog yra apie, kokios yra tokios, svarbiausios ar garsiausios kalbos čia Vilniuje. Bet jau, bendrai tariant, sakyčiau, čia yra mano nuomonė apie pačią reklamą. Apie pateikimą, galim sakyti, apie formą. Jo, bet man atrodo, tai labai gerai parodo, ant kiek jautri yra ši tema. Pavyzdžiui, Francisko, tu esi Lietuvos pilietis, tu esi lietuvis dabar, bet tu nesi žmogus, kuris visą gyvenimą pragyveno Lietuvoje. Tu atvykai į Lietuvą prieš porą metų. Taigi galbūt tie visi niuansai susiję su kalbiniais niuansais ypatingai Vilniaus mieste. Nes Vilniaus miestas prieš mažiau negu 100 metų nebuvo lietuviškai kalbantis miestas. Pavyzdžiui, 1-2 procentai lietuviškai kalbančių žmonių iki 30 metais Vilniaus krašte kalbėjo tik tai lietuviškai apie 2 procentai gyventojų. Istorinis faktas, tai nėra interpretacija. Ir tai lenkų kalba dominavo, žydų kalba dominavo. Žydų kalba buvo praktiškai su lenkų kalba vienoda pagal skaičius. Apie 30% lenkų kalbos, apie 30% žydų kalbos, gal didesni skaičiai, neatsimenu, bet tai buvo 2 didžiausios kalbinės grupės. Žinoma, po Antrojo pasaulinio karo visi tie žydai dingo ir mes žinom kur. Deja, tai yra labai juodas istorinis lapas Lietuvos, Europos, Vilniaus krašto, Vilniaus pačio. Lenkai dingo su Stalinu, jie buvo deportuoti, didžioji dalis, ir atvyko daug rusakalbių tuo laikotarpiu į Vilnių. Buvo ir prieš tai, bet jų skaičius nebuvo toks didelis, ten kokie 6 procentai. Baltarusių daug yra, bet daugiausia būdavo aplink Vilniaus kraštą, tai irgi buvo didelė kalbinė grupė. Taigi ir lietuvių kalba po biškį, po truputį įsivyravo Vilniuje ir dabar taip, tai yra tikrai daugumos kalba ir Vilnius dabar yra nepriklausomos Lietuvos sostinė. Jie buvo pirmoji sostinė irgi, kai buvo įkurtas miestas, pirmoji sostinė Kernavė, bet pradžiai kieno sostinė tai buvo Lietuvos sostinė, tai yra faktas. Bet Vilniaus istorija yra labai komplikuota, nes jinai yra labai įvairi. Ir kalbinės grupės Vilniuje irgi yra labai įvairios. Nepamirškime totorių, kurie irgi aplink Vilnių yra įsikūrę. Tai pavyzdžiui, daug kas net nežino, kad mes visą laiką istoriškai turėjome musulmonų gyvenančių Lietuvoje nuo Vytauto didžiojo laikų. Ir jie buvo pakviesti, ir yra totorių bendruomenė ir taip toliau. Taigi Vilnius yra labai įvairus, sakykim taip, ir Vilniaus kraštas. Tai galbūt žmonėms, kurie atvyksta į Vilnių ir nežino visų šitų detalių, galvoja, ko jūs visi čia tokie jautrus, kas jums čia darosi, įsijungto nežinau, kokią politinę diskusiją per televiziją ir Dieve, juk čia viskas paprasta, čia tiesiog kalbos mokymasis, ar ne, nori žmonės padėti. Bet yra tų visų tokių srovių, povandeninių srovių, kurios yra susijusios su mūsų istorija. Ir
Valerijau, gal tu galėtum kaip istorikas daugiau pakomentuoti, ar aš čia labai nuėjau į pievas, ar kažką pasakiau į temą? Labai kaip tik į temą pasakėjai, aš net nebūčiau pagalvojęs, nes dabar didžiausia problema, aš taip supratau, tie darbo migrantai, kurie iš rytų atvažiuoja. Ir kaip supratau, mes nenorime, kad būtų čia kaip Vokietijai, ten kur jau per daug jų ir taip toliau. O tai, kad tu istorinį kontekstą čia pridėjai, tai Dėl jautrumo taip pat, nes taip, labai, nors tame diskusijų kontekste aš nematau istorinio. Niekas nekelia to klausimo, kaip ten anksčiau buvo. Daugiau vis tiek tai toks, daugiau yra dabarties problemos, europinio masto, bet tu gali, žinai, taip širdelę lietuvė šiek tiek užgnypti, kad atsargiai atsimenat, kaip anksčiau Vilnius atrodė. Tai va čia labai tiklus pastebėjimas istorinis. Jo, nes ir, kaip pasakyti, buvo ir lenkiškas Vilnius, ir buvo rusiškas Vilnius, ir buvo žydiškas Vilnius, ir buvo visokių tipų Vilnius. Baltarusiai norėjo, kad būtų ir baltarusiškas Vilnius tarpukariu ir taip toliau. Turime lietuvišką Vilnių ir džiaukimės tuo. Ir aš tuo labai džiaugiuosi. Vilnius pačioje pradžioje buvo lietuviškas ir dabar yra lietuviškas, tai gerai. Bet jo, tai yra jautri tema. Ir žmonės labai bijo, kad tas Vilnius nebeliks lietuviškas ateityje, nes jis yra istoriškai buvęs visoks. Tai žmonės, kurie žino istoriją, dar tie žmonės, kurie ir gyveno, tarkim, sovietų laikais, irgi žino, kad Vilnius buvo šiek tiek kitoks, negu dabar yra. Taip pasakykime, švelniai. Jo, tai net rašant bakalauro darbą ar kokį magistrinį, kaip aš rašiau apie valstybės kūrimąsi, tais po pirmo pasaulinio karo, tai man pasakė, iškart įžangoje parašyk Vilniaus klausimo nenagrinėjo, nes ten taip viskas sudėtinga buvo, kaip Klaipėdos, kaip ir tas Vilniaus klausimas, nes man užteko medžiagos jau kitomis temomis, nes tas pats klausimas labai, labai, labai platus. Vilniaus klausimas konkrečiai. Tai va, Francisko, klausydamasis mūsų, ką manai? Aš būtent tikrai norėjau kažką pridėti. Kaip tu labai gerai paminėjai anksčiau, Pauliau, aš visų pirma esu argentinietis, nes aš esu gimęs, užaugęs Buenos Airese, čia yra Argentinos sostinė, bet kadangi aš turiu lietuviško kraujo ir mano šeima buvo iš Lietuvos, aš galėjau atkurti savo pilietybę. Tai dėl tos priežasties aš irgi esu Lietuvos pilietis ir kadangi aš tikrai gerbiu šitą šalį ir aš ypatingai irgi nusprendžiau gyventi Vilniuje, aš irgi tiesiog norėjau daugiau išmokti, tai susidomėti tiesiog, kaip buvo čia šito miesto istorija. Ir kadangi aš esu iš šalies, kurioje tikrai gyvena belekiek užsieniečių, ta prasme, jūs gal net neįsivaizduojat, kiek užsieniečių. Argentina labai įvairi, tikrai. Tiek emigracijos jinai turėjusi yra, ten ko tik nerasi, italai, vokiečiai, dideliais skaičiais, labai dideliais skaičiais. Ir žinokit, šitą įvairovė, man atrodo, kad gali būti ir geras dalykas, ir blogas dalykas. Labai tikrai priklauso nuo kaip šalis tiesiog elgiasi ir ką šalis daro su migrantais ir su užsieniečiais ir tiesiog kaip jie sprendžia rūpintis savo istoriją. Ne? Ir aš manau, kad dėl tos priežasties čia atsiranda šitas jautrumas Vilniuje ypatingai ir Lietuvoje bendrai tariant. Nes aš suprantu, aš noriu sakyti, jūsų istorija irgi yra mano istorija. Tikrai aš taip ir jaučiuosi čia Lietuvoje. Ir aš nenorėčiau tikrai, kaip jūs pasakėte anksčiau, nenorėčiau, kad Vilnius tiesiog nebebūtų Lietuvos. Ne? Aš norėčiau, kad pasiliktų čia Lietuvoje ir būtų mums visiems. Tai dėl tos priežasties aš irgi suprantu, kodėl žmonės nori tiesiog
čia Lietuvai nori tiesiog, kad žmonės žinotų ir nepamirštų savo istorijos, tiesiog. Tai aš tiesiog suprantu, kodėl visiems jautri tema. Ir būtent ant tos priežasties aš irgi pritariu, kad tie žmonės, kurie atvažiuoja čia gyventi, visų pirma iš pagarbos, tikrai visų pirma iš pagarbos, turi išmokti vietinę kalbą. Ir vietinė kalba yra lietuvių kalba. Ir viskas. Ir čia Tu išmokai kalbą net prieš atvykdamas. Jo. Tu jau mokėjai lietuviškai kalbėti dar prieš atvykdamas net į Lietuvą. Matai, Ir tu neišmokai vaikystėje, tu neišmokai net paauglystėje, tu išmokai lietuvių kalbą, kai jau buvai suaugęs, kai nusprendei, kad nori važiuoti į Lietuvą. Kiek tau metų buvo, kai pradėjai aš pradėjau mokytis? mokytis lietuvių kalbos gal prieš 4 metus, 5 gal, kažkas tokio. Tikrai Tik nesenai. prieš 4 Kas? metus. Jo, tik prieš 4 metus. Žinokit, aš irgi galvoju, kad nereikia taip giliai visą, ne? Vienas dalykas yra iš pagarbos, kitas dalykas yra kaip įrankis. Jeigu to nori tiesiog, pavyzdžiui, aš šiuo metu dar, mokausi lietuvių kalbos, nes man patinka irgi, galėti su jumis absoliučiai kalbėti lietuviškai ir suprasti, ką jūs sakot, ir atsakyti lietuviškai. Tai čia dabar jau yra tiesiog dėl malonumo man ir tiesiog nes yra įrankis. Ne? Bet bent pramokti, sakau, jeigu tu gyvensi kažkur kitur, iš pagarbos bent pramokti turi vietinę kalbą. Tikrai. Man atrodo, čia turėtų būti, visiems, visur turėtų tai būti, man atrodo. Tai per pirmas dienas Ispanijoje išmokau Diablo Español un poco, per pirmas dienas Portugalijoje išmokau Eu falo português un pouco. ir taip toliau. Tai visada yra gera pradžia. Vietoj to, kad sakyčiau, no falo português, o no hablo español. Tai iš karto uždaro duris, bet kai sakai truputį, tu palieki duris atidarytas, ar ne? Ir tada žmonės su tavim nori truputį pabendrauti, kiek tu gali. Ir tai visada motyvuoja, nes tada tu nori daugiau pabendrauti su tai žmonėmis. Ir tai yra labai geras variklis. Bet klausimas, ar tu nori bendrauti su žmonėmis. Aš esu žmogus, kuris mėgstu bendrauti su žmonėmis ir atvykęs į naują šalį, dabar esu Portugalijoje, stengiuosi su jais bendrauti. Ir aplink mane nėra daug lietuvių, tarp kitko, su kuriais galėčiau bendrauti savo kalbą. Vilniuje yra kitaip. Yra daug žmonių, kurie kalba angliškai, yra daug žmonių, kurie kalba rusiškai. Ir jeigu tu nesi labai žmogus, kuris mėgsta bendrauti su kitais, gal tu ir neturi tos motyvacijos per daug. Tau užtenka socializacijos savo žmonių tarpuose. Ne savo žmonių, bet žmonių kalbančių tą pačią kalbą kaip tu. Ir ta lietuvių kalba tada tampa tokia, o tai kam man jos reikia galų gale, ar ne? Tai nežinau, Valerijau, tu bendrauji su labai skirtingais žmonėmis, skirtingomis kalbomis, esi skirtingose socialiniuose ratuose, turi daug skirtingų projektų. Man atrodo, tu esi girdėjęs įvairiausių minčių ir pamastymų ir taip toliau, tai gal tu galėsi daugiau pakomentuoti. O kaip tik šitoje vietoje norėjau pakomentuoti, kad mes kalbame daugiausia apie kalbą, kalba labai daug įtakoja, tačiau jeigu neįmus lietuvių kalbą kaip toks absoliutas, kad jeigu tu lietuviškai moki, iškart super viskas idealu. Tai pavyzdžiui, pas mus yra toks influenceris Fabianas, Lietuvoje labai gana populiarus, ir pas jis su lietuvių kalba jisai taip lygtis nelabai jos naudoja, tačiau jis yra populiarus, jisai padarė gerą biznį ir aš manau, kad jisai garsina Lietuvą netgi pasaulyje. Latvijoje yra iš Indijos atvažiavęs žmogus, jau irgi gal 5 metus kažkur gyvena, pas jį visada akauntas vadinosi Life in Latvia, dabar jo vardu, irgi, man atrodo, vis dar parašys Life in Latvia, galima jį rasti. Jam irgi labai sunkiai su latvių kalba sekasi, bet
Jisai labai populiarus, jisai garsina Latviją, jisai labai teigiamas žmogus, jisai dirba, moka mokesčius ir tokie pavyzdžiai irgi įkvėpia, kad netgi jeigu labai sunku su kalbom, bet vis tiek jie gali tokiame paprastame lygmenyje jie gali kažką pasakyti, tiesiog jiems labai sunku. Tas Life in Latvija taip ir sako, nu sunki ta kalba ir taip toliau. Va, čia vienas pavyzdys. Antras pavyzdys, taip, ypač netgi vieną mokinį pas Paulių atvedžiau, ukrainietį, tai jisai atvažiavęs į Lietuvą iš karto, aš mokysiu lietuvių kalbos. Net yra kitas pavyzdys, kuris Kaune net gyvena ukrainietis irgi. Vat man iš mano socialinės aplinkos, kurie žmonės pakliuvo, jie iškart, aš noriu čia gyventi, man čia labai patinka, iškart mokysiu lietuvių kalbos. Ir čia dar tokia irgi kita pusė, kurią dar norėjau pasakyti, kad jeigu nenori žmogus, nepriversi, bet yra, kurie iškart nori ir tie instrumentai, kurie dabar yra kuriami, jie gali padėti ir ateitie žmonės, kurie su tokia pačia intencija atvažiuoja į Lietuvą, kad jie nori čia gyventi, nori mokytis lietuvių kalbos, jiems jau bus daugiau instrumentų prieinamų ir jie greičiau išmoks tą kalbą, tie, kurie nori. Tu žinai, Artūrą, taip, Pauliau? Oi, taip, Artūras mano ir lietuvių, ir anglų kalbos mokinys. Aš jį mokau abiejų kalbų. Ir labai fainai. Pradžiai buvo sunku, anglų kalba jau buvo daug stipresnė negu lietuvių kalba, mes lietuvių pradėjome mokytis nuo nulio, bet Artūras yra neįtikėtinai motyvuotas, mane net stebina jo užsispyrimas ir jisai pasinervina, kad tai yra sunku, bet tada jis pasinervina ir tęsia toliau. Šaunuolis Artūras. Ir vat, mano socialinė aplinkoje tokių dauguma, aš net pasakyčiau. Tų žmonių, kurie atvažiuoja ir net nesimokytų visiškai, aš kol kas nežinau. Sąžininkai. Francisko, dar vienas dalykas, norėjau paminėti, kad neseniai su manim sukontaktavo viena moteris, ji yra Ispanakalbių instituto įkūrėja, pasaulio Ispanakalbių institutas, SOL vadinasi, ji šį institutą atidarė Vilniuje. Ir ji yra ispanakalbė, pusiau iš Kubos, pusiau iš Ispanijos. Mes visą valandą su jie prasikalbėjom ispaniškai, bet jį kūrė šį institutą būtent Vilniuje. Ir ji nori mokytis lietuvių kalbos. Mes susitarėm, kad darysim kalbų mainus. Aš jam mokysiu lietuvių kalbos, jie su manim toliau kalbės ir mane mokys ispanų kalbos. Ir mes toliau ten kursim turinį kartu ir taip toliau. Toks užsimezgė santykis. Ir aš su jie kalbėjau, žinai, sakau, o ar labai daug ispanakalbių yra Lietuvoje? Nes aš vis daugiau pradėjau sutikti sporto salėje. Kažkada girdžiu, kažkas ispaniškai ten kalba. Aš prieinu ir tiesiog ispaniškai pradėjau kalbėti su jais. Vienas vaikinas iš Venezuelos, kitas vaikinas iš Čilės. Mes su jais pasikalbėjom, klausiau, kas jūs atvedė į Lietuvą. Ir abiejų atsakymas buvo saugumas. Nesitikėjau šio atsakymo. Sako, žinai, čia saugu, čia ramu, čia gražu, mums čia gerai. Ir mes čia norim būti. Ok, labai fainai. Ir aš pradėjau sutikti daugiau ispanakalbių iš skirtingų šalių. Francisko, tu ar sutinki daug žmonių, kurie kalba ispaniškai Lietuvoje? Jo, aš sakyčiau, kad yra nemažai. Aš netgi sakyčiau, kad argentiniečių, manau, kad mūsų iš vis yra, bent Lietuvoje, aš žinau, kad bent 150 yra. Bent. Jo, tai yra, tikrai yra. Ir man atrodo, tas skaičius daugėja, nes aš dažnai girdžiu grupelėmis vaikštančių žmonių, kalbančių ispaniškai, ir tai panašu į studentus. Taigi turbūt Erasmus programų studentai. Taigi aš Vilniuje prekybos centruose ypatingai gana dažnai girdėdavau ispanų kalbą. Jo, ir tai irgi tai smagu. Kiek žinau, aš irgi manau, kad mokyklose irgi dabar yra įmanoma rinktis tiesiog ispanų kalbą. Kaip skatinama. Tai skatinama. Jo, daugiau mokytojų po biškį atsiranda, bet nėra dar pakankamai daug mokytojų, kurie galėtų mokyti ispanų kalbos. Bet po truputėlį daugiau ir daugiau. Ir čia, žinai, atsiranda toks labai įdomus klausimas, nes, pavyzdžiui, kampanijoje nubrauktos skirtingos kalbos, faktas, ir tai atrodo sulygina visas kalbas, kad visomis kalbomis kalbantys žmonės turėtų ištrinti idėją iš savo galvos, kad jie nekalba lietuviškai, ar ne?
Bet faktas, kad mes į skirtingas kalbas žiūrim skirtingai, tiek Vilniuje, tiek visoje Lietuvoje, irgi yra nenuginčiamas. Yra skirtumas tarp to, kai lietuvis girdi rusų kalbą, nuo to, kai jis girdi anglų kalbą. Yra skirtumas, kai jis girdi, tarkime, kokią nors hindi ir kai girdi vokiečių arba ispanų kalbos. Ne visi, bet čia taip stereotipiškai, standartiškai kalbant. Ir nežinau, ar jūs žinote terminą saugumizacija, arba angliškai securitization. Bet saugumizacija yra, kai tu paimi kažkokį dalyką ir paverti tai saugumo problema. Pavyzdžiui, po kovo 11-osios 2001 metų prasidėjo labai didelė saugumizacija, tarkime, skrydžių lėktuvais Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai, kas buvo gana paprastas procesas po teroro akto, dabar mes turim visokias apsaugas, tai buvo labai, tai tapo saugumo problema, tiesiog skraidyti lėktuvais. Prieš tai nebuvo tokių stiprių patikrinimų ir mes juos turime iki dabar. Ir rusų kalba, mano yra hipotezė, ir manau, kad gal daug kas tai patvirtintų, yra susijęs su nesaugumo jausmu. Pavyzdžiui, daugelis žmonių, kai jie girdė rusų kalbą, nesvarbu, iš kur yra tas žmogus atvykęs, jisai gali būti iš skirtingų šalių, bet kai girdė rusų kalbą, daugam tampa truputį nejauku. Ir aš gyvenau pastate, kuriame buvo labai daug rusakalbių ir girdėjau iš savo pažįstamų irgi, kad wow, kiek čia daug rusakalbių. Ir tai nebuvo taip kaip, kaip įdomu, bet toks, keista. Taigi, man atrodo, irgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad skirtingos kalbos yra vertinamos Vilniuje skirtingai. Ir turbūt rusų kalba vis dėlto yra iš dalies kaip ir turint omenyje šio metinę geopolitinę situaciją, istorinį kontekstą ir taip toliau, vien tik tai kalbos girdėjimas tampa tokiu nepatogiu klausimu. Ir aišku, ten jau galime pradėti naudoti politiką, rinkimai taip toliau, bet mes, kaip sakėm, į politiką per daug nelysime šio klausimu. Tai va, kaip tau atrodo, tarkime, Valerijau? Nes mano gali būti, kad magistro tyrimas bus šią temą apie integraciją rusakalbių žmonių ir kaip žmonių savijauta keičiasi, kai jie mokosi lietuvių kalbos. Tai tarkime, imsiu turbūt žmonės, kurie bent metus mokosi lietuvių kalbos ir norėsiu išanalizuoti, kaip keitėsi jų savijauta, santykis su visuomenė, santykis su žmonėmis, priklausomybės jausmas. Toks, ar tu labiau jautiesi priklausantis šiai visuomeniai, kurioje tu esi, kaip santykis su bendruomenė, su žmonėmis, su valstybe, su savimi pačiu keitėsi prie lietuvių kalbos mokymasi ir kiek vis dėlto tas saugumizavimas rusų kalbos trukdo savijautai. Net ir žmogui, kuris stengiasi integruotis į kultūrą, bet vien dėl to, kad jo kalba yra interpretuojama kaip priešiška, ar tai gali būti blokas net ir žmogui, kuris nori. Tai turiu tokią idėją, galvoju, bandysiu ją nagrinėti savo magistro darbe per interviu su mokiniais skirtingais. Ir bus labai įdomu sužinoti, kiek vis dėlto šitie dalykai viens kitam prieštarauja. Intuityviai, tarkime, tiesiog be jokio tyrimo. Valerijau, kaip manai? Labai platus klausimas, buvo milijonas idėjų. Aš manau, kad kažkiek įtakoja, bet labai priklauso, čia labai ant ko papulsi iš tikrųjų priklauso. Ir pati pirmą faktą, kurį norėjau, to gal keista pasakyti, bet atvirkščiai iki 2022 metų man, pavyzdžiui, buvo labiau gėda kalbėti rusiškai ir man buvo gėda, kad mane Valerijus vadina. Ir iki šiol aš negaliu rasti tokį normalų atsakymą, kodėl. Dabar kažkaip kaip ir laisviau tapo. Gal todėl, kad daug atvažiavo ukrainiečių, kurie kalba rusiškai, nes gal sunku, ukrainietiškai čia šitą, gal todėl.
bet tikrai, man atrodo, mažiau kažkokia priešiška atmosfera. Atvirkščiai, supranti, iki tų metų vis tiek visada buvo įtampa, kad Rusija užpuls ir taip toliau. Aš kaip lietuvišką mokyklą baigęs, aš patriotas, tai aš toksai, baig, mama, nevadyk mane Valerijus, baig lietuviškai. Ir mus puldavo parduotuvėje, kai mes kažkaip miksu kalbėdavom. Dabar kažkaip laisviau pasidarė, bet čia tik tai man tokia individuali patirtis ir man atrodo, kiekvienas atskirai irgi tą atsakytų. Bet tai, kad kalba gali nešti kažkokias vertybės slaptas, 100% sutinku. Irgi aš, pas mane irgi yra toks jau, pažiūrėjau, Latviją važiuoju, su Lietuva sunku, kai aš čia gyvenu, jau įpratau, čia visi kaimynai, pas mane, pusė kaimynų tikrai tik rusiškai kalba, bet nuvažiuojant į Latviją, jeigu pasitaiko rusakalbis, jau duoda daug šansų, kad ten bus ir su pasaulėžiūra šiek tiek į tam tikrą pusę nukreipta. Neseniai net aš dabar labai dar stebiu, kas vyksta su automobilių rinka. Tai irgi neseniai toksai buvo lietuviškas autoblogeris, kuris lietuviškai kalbėjo, ar pasako apie mašinas ir pardavinėjo mašinas. Ir staiga, bet jis su rusišku akcentu kalbėjo, nes jis buvo iš rytų Lietuvos netgi. Ir neseniai atsirado video, kur jisai chat ruletėje kalba labai baisius dalykus apie Lietuvą. Tai vėlgi jis kalba lietuviškai su akcentu ir atrodo pasitikė, o už nugaros jisai kalba tam tikrus politinius dalykus, kurių nemalonu. Ir iš karto vėlgi ta rusų kalba gaunasi, kitą kartą jau bus antrasis toksai koks videoblogeris apie mašinas, kuris kalbės su rusišku akcentu, bet lietuviškai apie mašinas, jau bus tokia įtampėlė. Aha. Gal pasikarto situacija, kad vėliau jį... Predesentas, ne? Taip, bet jam jau, aš taip supratau, karjera uždaryta. Visi sužinojo, visur atleido, nes jis tikrai labai baisius dalykus prikalbėjo. O taip pat. Atsargiai su chat ruletėmis. Taip, jisai kaip, žodžiu, jisai kaip žmogus pažįstamas, gera buvo karjera, jam jau net šitos gamyklos savo produktus siuntė. Ir taip dėl... Jeigu mašiną užsiimi, tai užsiiminėk mašiną, nelys ten, kur nereikia. Kaip per 3 minutės savo karjerą sunaikinti. Tai, Francisko, pavyzdžiui, kaip tau atrodo visa šita perspektyva apie saugumizaciją, kad rusų kalba Lietuvoje iš dalies yra traktuojama kaip saugumo problema, kaip ir Rusijos piliečiai, Baltarusijos piliečiai irgi iš dalies yra traktuojami kaip saugumo problema, ne visų net valdžios atstovų ar institucijų, bet yra toks dalykas. Ir aš neneigiu to fakto, kad yra galbūt kaip saugumo problema tam tikri individai ir nenoriu sakyti, kad nereikia būti atsargiems ir stebėti ten visokiams ministerijoms, ar ne, vidaus reikalų ir kitoms. Bet mano idėja yra tame, kad ši problema, kuri egzistuoja, gali trukdyti žmonėms, kurie nori tapti nuoširdžiai, integruoti kultūriškai, kalbiškai ir visais kitais būdais į vietinį gyvenimą. Tam pačiam Artūrui, Valerijau, apie kurį kalbėjomės. Ar ne? Tai va, ar tau šis kontekstas yra svetimas, kaip žmogui, kuris užaugo Argentinoje ir atvyko į Lietuvą, ar tai yra kažkas visiškai naujo, ar vis dėlto turi ir kitų pavyzdžių? Ir šiaip ką apie tai manai, bendrai paėmus? Visų pirma, aš esu iš Latino Amerikos, ne? Ir Latino Amerikoje iš tikrųjų, priklauso nuo kur tu gyvensi, ne? Bet bendrai tariant, irgi yra labai nesaugu, ne? Ir aš per daug laiko turėjau šitą idėją, kad jeigu žmonės suvoktų, kad aš esu iš Argentinos, ne? Gal blogai galvos apie mane, ne? Turės šitą idėją, kad, pažiūrėk šitą, nežinau, šitą... Latino Amerika, karteliai, mafija, narkotikai. Belekiek, ta prasme, mes galim įsivaizduoti beleką. Asociacijos. Jo. Taigi, kai aš pradėjau čia Lietuvoje gyventi, aš irgi pradėjau galvoti, ta prasme, aš nesu blogas žmogus, aš nesijaučiu kaip blogas žmogus, ne? Ir čia yra svarbus dalykas, aš negalėjau rinktis, kur gimti. Ir jūs irgi. Niekas negali. Tai kalbant apie rusą kalbus, žinoma, kad yra ir blogi, ir geri žmonės. Visur. Aš manau, kad darbas tiesiog yra pabandyti, kuo įmanoma geriau
suprasti, ar tas žmogus, nepaisant to, kokia yra jo gimtoji kalba, ar šitas žmogus tikrai nori būti geras pilietis, ar tiesiog elgtis kaip geras pilietis Lietuvoje. Tai va, tai ką aš manau apie, rusakalbus bendrai tariant šitą. Bet aš irgi suprantu, kaip jūs pasakėt, jeigu tavo gimtoji kalba yra rusų kalba, žinoma, kad iš karto gal čia, viduje tu jausies tiesiog, kad čia yra neigiamas dalykas, kad gal dėl tos priežasties aš negaliu tiesiog su kitais bendrauti, netgi jeigu tu turi norų išmokti ir labai gerai išmokti tikrai lietuvių kalbą, ar bendrauti, kitą kalbą, pavyzdžiui, angliškai, vis tiek, yra šitie stereotipai ir čia yra labai normalu, kai tu atvykai iš kito krašto tiesiog gyventi naujoje vietoje. Nežinau, aš sakyčiau, kad kuo įmanoma daugiau reikia pabandyti turėti aplink save tiesiog geri žmonės ir viskas. Ir mes visi turėtumėm kuo įmanoma daugiau ir netgi tai nereiškia tiesiog pamiršti būti atsargiam, bet pabandyti irgi suprasti kitą žmogų, ne? Iš kur jis ateina, gal jisai turi tik gerų norų ir tiesiog gerų intencijų, tai pabandyti irgi būti atviras. Tai jo, tai aš sakyčiau. Neskubėti vertinti. Jo. Netgi, žinok, aš dabar galėčiau paminėti, nes atsimenu, kai tu ir aš, Pauliau, padarėm tą pirmą, manau, kad buvo mūsų podcastą. Aš atsimenu, kad kažkas pakomentavo, oi, pažiūrėk, šitas žmogus, sakė, belekas dabar gali gauti pilietybę. Ir šitas žmogus net nežino nieko nežino apie mane. Nieko. Ir aš nenoriu pasakyti, kad aš esu tobulas žmogus, mes visi turim savo blogų dalykų, neigiamų dalykų, žinoma. Bet, pavyzdžiui, aš, tiesiog turiu tokią didelį pagarbą Lietuvai ir lietuviams, kad tiesiog aš nežinau, čia tiesiog, kaip ir tu pasakėjai, įvertinti tiesiog iš karto, va taip, mes neturėtumėm tai padaryti. Čia šiaip bendrai su žmonėmis susijus, reikia turėti kažkokį kritinį mąstymą, mokėti atsirinkti žmonės, atsirinkti draugus. Juk visi paauglystėje turbūt turėjom gerų draugų ir blogų draugų, ar ne? Ir turbūt dabar mes mokam žymiai geriau atsirinkti žmonės, su kuriais norime bendrauti. Paauglystėje, vaikystėje gal to nemokėjom, nes dar nieko nepažinojom, mes socializavomės ir visi turim istorijų, kur galbūt nenorėtume turėti, nes kažką prisidirbom, kažką blogo padarėm ar kažkur įsivėlėm. Bet su laiku pradedi atpažinti kažkokius elgesio rodiklius, mentaliteto bruožus, kalbėjimo, kažkokias formas, kažką, kas tau išduoda, ar aš noriu toliau su šitu žmogum bendrauti, ar aš vis dėlto jaučiuosi kažkaip ne taip prie šio žmogaus. Atsiranda toks šeštas pojūtis, bet tai nėra magija, tai nėra kažkas mistiško, tai yra patirtis. Ir mes šitą dalyką taikom, nesvarbu, tas žmogus gali iš vis jokią kalbą nekalbėti, ar ne? Tu tiesiog matai žmogų ir tu jauti ir kažkaip gali įvertinti. Tai kadangi mes tai taikom visiems, tai šiuo atveju turbūt reikėtų tuo naudotis su visais. Tiesiog mes tam tikrų kultūrų žmonių mažiau sutikome savo gyvenime, už tai mes dar jų nepažįstam ir jie dar atrodo baugesni, nes mes neturim duomenų, sakykime, tų patirtinių. Aš užaugau tam tikrų žmonių tarpe ir aš tam tikrų žmonės gerai atpažįstu. Žmonės iš kitų kultūrų, su kuriais mažiau susidūriau, aš dar jų nemoku taip gerai skaityti, gal turiu visokių stereotipų apie juos taip pat, ir tai papildoma kompleksija yra, aišku, žinoma. Bet kad neskubėti vertinti, čia tikrai, manau, yra svarbu.
bet ir aišku turėti vieną akį atmerktą visada, nes tai tiesiog šiaip sveiko žmogaus bruožas. Valerijau. Taip, aš taip Labai gerai buvo. supratau. Pauliau, toks 50 ant 50. Lygtis yra saugumas, bet tas saugumas gali privesti prie kažkokių negatyvių dalykų. Tai vat, pirma tokia mintis, šiaip ta kalbos mokėjimas ir ta tapatybė yra labai toksai dalykas nevienareikšmis. Pavyzdžiui, mes galime iš rytų Lietuvos paimti kokią nors rusakalbį, kuriuom gal čia nepatinka apie Lietuvą, jis kažkur gal nelabai kalba, bet išvažiavęs kur nors į varžybas, jis vis tiek su Lietuvos vėliava bus. Žinai, vis tiek jis bus lietuvis ir aš labai daug esu girdėjęs ten. Pavyzdžiui, kur lenkakalbis žmogus išvažiuoja, jis būtinai bus lietuvis. Ir dar vienas dalykas, aš dabar, kai kalbėjai, prisiminiau, kodėl po 2022 metų man pasidarė laisviau. Gal čia ne politinis kontekstas, o tai, kad aš kaip tik tuo metu, kaip tyčia pradėjau važinėti į Latviją ir Estiją. Estiją tik dabar aš patekau, bet ten, man atrodo, labiau viskas suspausta, mažiau yra integravisi tie kitakalbiai, ten, pavyzdžiui, Rygoje į latvių kalbą, ir dabar neseniai buvo Estijoje, irgi nustebiau, ten jie arba viena kalba, arba valstybinė kalba. Pas mus vis dėlto daugmaž visi yra integravisi. Ir mano šeima kalbame ir taip toliau. Ir aš turbūt pamačiau, kaip yra iš tikrųjų suspausta. Ir kad mes esame tikrai pilnai integravisi. Ir, pavyzdžiui, aš dabar nebebijau, jeigu aš, pavyzdžiui, pradėsiu kalbėti, rusiškai, kaip sakau, man atrodo laisva. Kažkokia močiutė tiesiai sakys, ko nekalbi. Aš čia gražiai pakalbėsiu, gražia lietuvių kalba. Pasakysiu, viskas puiku pas mus. Va. Ir man atrodo, ta baimė dingo, kai aš pakeliavau po pasaulį. Taigi, tokia idėja dar norėjau papildyti. Bet vėl čia, tarkim, mano magistro tema galima. Tavo geri lietuvių kalbos sugebėjimai tau suteikia tą pasitikėjimą savimi šioje visuomenėje. Jeigu tavo lietuvių kalba būtų silpnesnė arba jos nebūtų, ar galėtum irgi taip stipriai už save pastovėti šiuo atveju, ar ne? Būtent aš šitą norėjau pasakyti, ta prasme, yra labai paprasta tai sakyti, čia, pagarbai tai sakau, bet, tikrai yra paprasta tai pasakyti, kai tu, labai laisvai moki kalbėti šitą kalbą. Nes jūs abu, tiek aš, tiek jūs, mes visi trys laisvai kalbam lietuviškai, tai mes turime šioje situacijoje, mes esam privilegijuoti iš tos pusės, kad mes turim gebėjimus. Tai ne to, kad mes kažko gimėm ar panašiai, bet mes gebam. Dėl vienų ar kitų faktorių. Bet Francisko, atsiprašau, pratęsk pertrauką. Ne, viskas gerai. Ne, aš tiesiog norėjau pridėti, atsiprašau, kad jau vienas dalykas tiesiog yra turėti tą, kai atsiranda tas noras, žinokit, tiesiog iš pagarbos išmokti ir pabandyti tiesiog integruotis visuomeniai, jau viskas yra iš tikrųjų. Netgi aš atsimenu, yra vienas italas, aš dabar Stefano Lanza, manau, vardu. Jisai yra kalbininkas, o jisai sukūrė lietuvių kalbos, italų kalbos žodyną. Ir jisai gyvena čia Lietuvoje gal 15 metų ar kažkas tokio. Ir vis tiek, aš žinoma nesuprantu, nežinau iš tikrųjų visos istorijos, bet buvo kažkokia problema, kad jisai negalėjo tiesiog pakeisti pilietybę ir tapti Lietuvos piliečiu. Ir jisai, pavyzdžiui, ta prasme, sakau, jis yra kalbininkas ir jisai labai gerai moka kalbėti lietuviškai, turi labai stiprų akcentą, tikrai, bet vis tiek jisai, ir tu tai matai, tu tai gali matyti, jisai myli Lietuvą, turi tą norą, tiesiog gerbia tiesiog šitą žemę. Tai čia yra kitas dalykas, nesvarbu, ar tu kalbi blogai ar gerai, ne, čia intencija man yra svarbiausia. Bet žinoma, mes irgi galėtumėm kalbėti apie tuos žmonės, kurie gal Lietuvoje gyvena 30 metų ir tiesiog iš principo nenori kalbėti lietuvių kalbą. Tai čia irgi yra... Aš noriu istoriją papasakoti. Bet man šitas... Kartais yra buvę man, kad gal esu parduotuvėje ir ateina močiutė kažkokia, gal jinai visą gyvenimą lietuviškai, lietuvių kalbą turėjo galimybę išmokti ir vis tiek ateina ir klauso manęs kažką rusiškai. Ir aš suprantu,
kai išneka. Ir aš bandau, sakyti, ne, aš nemoku kalbėti rusiškai. Ir kai aš bandau lietuviškai, aš matau, kad jį nemoka. Tai kodėl rusiškai? Suprantat? Tai va, man šitas, tikrai, ir žinokit, aš šitą tikrai, labai stipriai jaučiu viduje, nes aš suprantu irgi, kad yra sunku gyventi kitoje šalyje, bet vis tiek reikia stengtis, reikia. Jo, ir kaip sakei, vienas dalykas yra, ką čia gal norėčiau paminėti, kad tikrai reikalauja labai daug psichologinių pastangų. Tu turi turėti labai daug papildomas energijos tam, kad tu stengtumės naudoti silpnesnę kalbą, kai tu gali naudoti stipresnę kalbą. Būdamas Portugalijoje, aš turiu mąstyti apie kiekvieną žodį, kurį noriu ištart, nes pastaruosius 1,5 metų aš mokiausi ispanų kalbos ir visai laisvai kalbu, ne idealiai, bet labai apie daug ką galėčiau pakalbėti su klaidomis, bet galėčiau. Ir pas mane yra automatizmas ispanų kalbos išsivystęs. Ir aš noriu kalbėti su portugalais, aš praveriu burną ir sakau pero. Tada maš, hablo, falo, pregunta, pergunta, porta, puerta. Ir man dabar jau atsirado, bet man jau vėl grįžti prie portugalų kalbos. Aš gal kažkur įterpiu ispanišką žodį, bet aš turiu būti labai labai sąmoningas, kad aš galėčiau kalbėti portugališkai. Ir tai reikalauja daug pastangų, tikrai fiziologinių man. Pirmomis dienomis iš viso ir aš nervinausi ir pykau ant savęs. Pauliau, kodėl tu ispaniškai kalbi? Pradarau burną, hola. Žodžiu. Ir tai nėra lengva. Tai yra faktas, tai kainuoja pastangų, bet aš jaučiu, kad man reikia stengtis, nes portugalai nemėgsta, kai su jais kalbi ispaniškai. Ispanų kalba yra didžioji kalba, o portugalų kalba yra tas mažesnis brolis, kaip ir pati Portugalija. Ir jie labai jaučiasi nepatogiai, kai su jais pradedi tiesiog kalbėti ispaniškai, nes kažkodėl visi galvoja, kad Portugalija automatiškai kalba ispaniškai. Čia kaip į Lietuvą atvarai ir galvoja, kad visi lietuviai automatiškai kalba rusiškai. Tai žmonės ateina, pasakau, aš iš Lietuvos ir sako, na zdarovija. Štoks. Tai tas pats nemalonus jausmas yra jiems Portugalijoje. Todėl sako, net jeigu atvyksti į Portugaliją, tiesiog jeigu nori moki ispaniškai, bet nemoki portugališkai, tiesiog kalbėk angliškai. Tiesiog nekalbėk su jais ispaniškai, nes daugelį žmonių gali įsižeisti. Ir man atrodo, pas mus yra irgi gana panašiai vietomis. Gal dėl skirtingų dalykų ir skirtingai, bet yra tas dalykas. Tai čia kai su vienu žmogum kalbėjau, sakau, kaip jūs Indijoje susikalbat, kai yra tiek daug skirtingų kalbų? Sako, angliškai. Tarkime, šiaurės indas su pietų indu kalbasi angliškai, nes neutrali kalba. Žodžiu, tai anglų kalba yra kitas dalykas. Vienas žmogus ką tik turėjau pokalbį su anglų gyvenančiu Amsterdame ir jis sakė, kad Amsterdame labai daug žmonių kalba angliškai ir daugelis vietinių olandų yra labai nepatenkinti tuo, kad jiems reikia daugiau angliškai kalbėti negu olandiškai. Tai vėl, tai nėra tik Vilniaus problema. Ta problema gali sutikti Porto, ta problema gali sutikti Amsterdame, ta problema gali sutikti daug kur. Tai irgi gal čia taip išplėsti visą šitą dalyką iš Vilniaus į tiesiog bendrą kontekstą. Francisko. Jo, žinai ką, aš noriu pridėti, kad, pavyzdžiui, man teko susidurti kažką tiesiog keliauti, nežinau, į Norvegiją, ne? Kažką nebuvo tiek daug laiko. Ir aš vis tiek žinojau, kad ten visi moka angliškai šnekėti labai gerai. Bet vis tiek aš atsimenu tiesiog išmokau kelias frazes, nedaug, kelias frazes. Tiesiog labas,
nežinau, man reikia pagalbos arba galėčiau angliškai kalbėti su jumis. Čia kaip pavyzdys. Ir man atrodo, kad gera praktika, kai mes keliaujam kažkur, kaip tu labai gerai paminėjai šitą pavyzdį Portugalijoje, ne? Kadangi žmonės gali įsižeisti, kalbėdama ispanų kalbą, tai geriau gal išmokti kelias frazes, nedaug, portugališkai, ir tada paklausti, ne? Ar galėčiau su jumis kalbėti X kalba. Nes čia yra tas, labai jautrus dalykas, kad, tikrai mes turim gerbti tą kitą naują vietą. Tai tada, labai geras būdas yra šitas, pavyzdžiui. Tiesiog kelias frazes, nedaug. Bet žinai, reikia tai žinoti. Mes su tuo susidūrėm ir mes žinom ir už tai galim daryti, bet pavyzdžiui, žmonės, kuriuos aš sutikau užsienyje ir kartais pasakau iš Lietuvos, sako, o jūs ten rusiškai kalbat, ar ne? Tai vien šitas klausimas yra šiek tiek žeidžiantis, nes jie net nežino, kas vyksta už Vokietijos. Vokietija yra civilizacijos kraštas, už Vokietijos šiaurinės sienos ten skraido visokie grifai, drakonai, vaikšto troliai, žinai, kalnai, taip kažkoks, nežinau, Harris Potteris ar koks ten Game of Thrones, kur buvo sostų karuose ten tie White Walkeriai, ar ne, ten kažkas va tokio. O tai ir Lenkijos nežino net? Aš kažkada sutikau vokietę, kuri nežinojo, kur yra Lietuva. O Lenkija, ar Lenkija yra atpažįstama pasaulyje? Nes tarp Vokietijos ir mūsų vis dėlto yra Lenkija, jie gana didelė. Man atrodo, Lenkija yra atpažįstama, bet apie ją mažai yra, kas žinoma, ypatingai iš kai kurių šalių. Bet vėl, čia nėra visiems galiojantis. Aš tiesiog esu sutikęs tokių žmonių, disclaimeris, esu sutikęs daugiau žmonių, kurie žino, kur yra Lietuva. Ir gal nežino ten labai visų peripetijų, bet daugmaž kažkur kažkaip žino. Tai va, ir mes esam jau su to susidūrę, už tai mes esam atsargesni, mes nenorim kitų įžeisti, bet daug kas tiesiog neturi juodo supratimo. Pavyzdžiui, aš prieš atvykdamas į Portugaliją net nebūčiau pagalvojęs, kad Portugaliai gali įsižeisti, dėl to nes su jais kalba ispaniškai, nes jie jaučiasi, kad visi galvoja, kad jie yra ispanai. Kaip ir kai kurie žmonės galvoja, kad visi Lietuvoje yra rusai. Žodžiu, čia jau nuo kultūrinio turbūt tokio išsilavinimo gal yra tai. Valerijau, gal kažką turi šitoj temai pakomentuoti? Taip, atvažiuoju į Latviją arba Estiją ir, į Latviją labiau ir pradžioj dar buvo ir dabar kartais pasitaiko, arba tiesiog kalba, arba paskui noriu kalbėti latviškai, ne, paruski. Ir kaip, iš karto aš noriu latviškai su tavim kalbėti, aš noriu mokytis ir ne, normaliai, говори нормально. Papsai tokie nelabai patirtis, aišku, ne visada, bet, žinai, įsimena tokie dalykai, tokie, kaip tu negali šitą kalbėti. Mes geriau atsimenam neigiamus dalykus negu teigiamus, čia jau psichologijos žmogus. Vienas komentaras gali būti neigiamas, tu įsiminsi. Visam gyvenimui. O 99 komentarai gali būti teigiami. O pavyzdžiui, tiesiog noriu užburti ir mūsų žiūrovus energijai. O dabar pirmą kartą pagaliau Lenkiją važiuosiu. Aš jau klausau lenkišką muziką, aš jau žiūriu ten visokius tekstus, aš jau ruošiuosi, dabar jau kaip yra ta nuolatinė kontrolė, iškart aš jau lenkiškai, jedėm tam, kur važiuoju, aš jau repetuoju tą ir aš noriu pažiūrėti reakciją. Aišku, galbūt nebus labai galbūt iš Lietuvos ar kalba lenkiškai, aš nežinau, bet aš noriu patirti tą, kai latviškai mokiausi, kai irgi esu asmenų Lietuvos. Latviškai kalbėjau, atrodo tai. Tai aš noriu tas pačias emocijas vėl išbandyti Lenkijai tik dabar. Tai ką, nežinau, mes jau čia 1:15 kalbamės, nenoriu kankinti jūsų ir mūsų klausytojų, jeigu šiek tiek per ilgai, bet vis tiek norėčiau, kad mes kažkaip sureziumuotume visą tai. Tai apie daugą labai viską pakalbėjom šiandien labai smagiai apie plačias temas. Kaip matome, situacija, kaip ir kontekstas istorinis ir dabartinis yra kompleksiškas, kaip visada. Populizmas čia neveiks, nes paprastų atsakymų į sudėtingus klausimus nėra. Nebent, kaip pasakyti, pats pakankamai mažai žinai apie dalykus. Tada tavo nežinojimas yra mažas, jeigu tu labai mažai žinai.
Bet čia yra tokia labai įvairialypė situacija. Tai aš gal trumpai sureziumuosiu savo mintis, kad manau, kad mums projektų reikia daugiau. Gal ne visada yra idealiai pasirinkta forma, bet gal tai, tarkim, pateikimas yra sufokusuotas į tam tikrus žmonės. Galbūt tai yra noras griežtesnės politikos ir noras griežtesnės kampanijos. Nes man vieną dalyką, ką paminėjo Kasčiūnas pokalbyje su, net neatsimenu kuriam, ar su Benkunsku, ar LRT, su Laisvės partijos vadovu, vicemeru. Paminėjo gerą dalyką, ką aš esu girdėjęs anksčiau. Kodėl Lenkijoje nėra radikalių stiprių partijų? Kaip Jūs manote? Vokietijoje yra AfD, Olandijoje yra, visur praktiškai yra kažkokios kraštutinės partijos. Man Kodėl atrodo, kad yra, Lenkijoje aš tiesiog nežinau. egzistuoja, bet jos neturi daug sekėjų ir daug politinės galios. Gal Bet jau Keista, tokios labai kraštutinės. nes anksčiau kaip tik man atrodė, kiek aš girdėjęs, tai čia mane nustebinai, papasakok. Centrinės partijos vis tiek valdo valstybę. Gerai, ten kai kurios būna labiau į dešinę, bet jos dar nėra kraštutinės partijos. Gal- Ane? Francisko, ar turi jo, minčių? turiu. Galvoju, kad jeigu tokios idėjos, ane, kurias turi viena partija, tiesiog daro, kad šalyje viskas labai gerai veiktų, ane, gal dėl tos priežasties nebus tokių ekstremalių ir skirtingų grupių, nes tiesiog nepaisant to, ar pavyzdžiui mes turim kažkokius mažus skirtumus, ane, gal biškai kitaip galvojam tu ir aš, pavyzdžiui, vis tiek mes turim vieną bendrą idėją apie kaip viskas turėtų būti, tai tada aš įsivaizduoju, kad šiuo atveju tokios pagrindinės ir svarbiausios idėjos visada pasilieka, ane? Tai aš nežinau, įsivaizduoju, kad gal dėl tos priežasties, nes man atrodo, kad Lenkija turi labai gerą, šiuo metu, manau, kad ekonomika iš tikrųjų pagerėjo labai gerai ir iš tikrųjų geopolitiniai tariant labai gerai jiems sekasi. Tai gal man atrodo, kad tiesiog jie visi tai mato ir tiesiog visi fokusuoja į tą patį dalyką, man atrodo tiesiog. Na, aš turiu dar vieną tokią mintį irgi. Gal vienas irgi kontekstui dalykas. Gyvendamas Ispanijai supratau, kad mes labai skirtingai matome politinį spektrą. Tarkime, ispanai ir lietuviai. Ispanams laisvės kovotojai buvo komunistai. Taigi, tarkime, kairiųjų partijų atstovai, kairiųjų pažiūrų, socialistai arba net ir komunistai, jie kovojo prieš Franko. Jie kovojo prieš fašistus. Taigi, jiems daugam, tarkime, Portugalijoje, Ispanijoje, laisvės kovotojai yra kairieji. Kartais net radikalūs kairieji. Mums laisvė asocijuojasi su dešiniaisiais, su nacionalistais, nes mes buvom kitokioj diktatūroj, kuri nebuvo fašistinė, o buvo komunistinė. Taigi, mums asocijuojasi laisvė su dešiniosiomis pažiūromis. Už tai dabar ispanai yra žymiai labiau į kairę pagal savo politiką, nes jiems ten yra jų laisvė, kol mes esam daug labiau į dešinę. O Lenkai yra dar labiau į dešinę nuo mūsų, nes jie sakė daugiau niekada. Ar ne? Jie turi tokią nusistatymą, kad kai buvo Molotovo-Ribentropo paktas, padalinta Lenkija, daugiau to nebus, mes turim būti stiprus, kad mes nebūtume didžiųjų jėgų įkaitais vėl. Lietuviai, mano istorijos mokytojas sakė, kad Lietuva yra transcendentinis stebuklas, nes jis niekim nesuprato, kaip jis yra istorikas ir jis nesuprato, kaip taip gali įvykti, kad mes taip sugebėjom išlaviruoti tarpukarį. Tai sakė, yra transcendentinis stebuklas, kas labai man patiko. Tai va, tai čia toks kontekstas, kam kas asocijuojasi su laisvė. Ir kadangi Lenkai yra dar labiau į dešinę nuo mūsų, mes vis tiek labiau link centro mūsų ta dešinė,
Jie dar labiau dešinė, bet dar nėra radikali dešinė, nors visokių partijų yra, bet ne valdžioje, ne koalicijoje. Ir daug kas sako, kad tos kraštutinės jėgos negauna daugiau jėgos, nes centrinės partijos integruoja esminius klausimus, kurie buvo tabu kitose valstybėse. Vienas iš tabų centrinėms partijoms anksčiau kokioje Vokietijoje ar Suomijoje buvo migracija. Taigi daug kas tiesiog ignoravo migracijos klausimus, nors daugelis žmonių yra susirūpinę migraciją. Yra susirūpinę atvykėliais iš kitų šalių. Daugeliui tai yra vis tiek problema. Pavyzdžiui, kad ir toje pačioje Vokietijoje. Ar Italijoje. Ar vėl kur auga kraštutinės jėgos. Dėl to, nes centrinės partijos neatliepia svarbių žmonėms klausimų. Tai dabar, tarkime, Friedrichas Merzas, dabartinis kancleris Vokietijos, daug rimčiau žiūri į su migracija susijusias problemas ir panašu, kad AfD įtaka krenta, nes tam tikri balsuotojai, kurie sako, šiti visi nesitvarkys, nieko nedarys su migracija, einam pas kraštutinės, jie ten kažką padarys, nes mus pažadėjo. Tai Merzas dabar laimi atgal į centro dešinę tuos balsuotojus, kurie prarado pasitikėjimą centriniam partijam dėl savo svarbių klausimų. Lenkai niekada to nedarė, Lenkai visada sakė, mes būsime gana griežti ir atrankus su migracija. Tai centrinės partijos turėjo šitą politiką, už tai kraštutinės partijos neišaugo skaičiais. Tai čia toks politinis, galbūt politologinė įžvalga. Ir Lenkai įsileidžia žmonės iš skirtingų šalių, iš Afganistano net įsileidžia žmonių, bet neįsileidžia, tarkim, žmonių galbūt ir iš kažkokių artimesnių šalių. Viskas priklauso nuo to, kokios yra tavo politinės pažiūros, kas yra tavo, ką tu palaikai, ar tu esi už Europos Sąjungą, ar tu esi už NATO, ar mūsų idėjos ir vertybės atitinka. Jeigu mūsų vertybės atitinka, tavo tikėjimas, tavo etninis kažkoks fonas mums nėra itin svarbus, mums yra svarbiau, ar mūsų vertybės yra vienodos, ar galim dirbti kartu. Tai irgi tai yra Lenkijos politikos dalis migracijos klausimų. Taigi labai pyko Europos Sąjunga ir daugelis mano pažįstamų iš universiteto, kad kaip tie Lenkai neįsileidžia jokių ten migrantų čia ir panašiai. Bet jie priėmė praktiškai visus ukrainiečius, kurie norėjo atvaryti. Kodėl? Nes jų vertybės ir kultūra atitinka ir Lenkų valdžia galvoja, kad jie tiks gyventi Lenkijoje. Nekels neramumų savo ir kitiems. Taigi jie labai griežtai žiūri, bet centrinės partijos ėmėsi to, ko šiaip dažniausiai imasi kraštutinės partijos pažadais. Tai va, tokia gal truputėlį įžvalga į Lenkiją iš esmės. Ir aš nežinau, gali būti, kad man atrodo ir Vilniaus meras, ir mūsų Tėvynės sąjunga, ir krikščionys demokratai irgi šitą pastebėjo, nes aš girdėjau, kad Benkunskas apie Danijos pavyzdį kalbėjo visai nemažai kaip pavyzdinį savo. Man atrodo, jie žiūri taip labiau. Kam aš dar nežinau ir aš pritariu, bet aš suprantu logiką to. Aš tiesiog dar nežinau, aš tiek neįsigilinau savyje, viduje, ar aš palaikau tai. Aš tiesiog suprantu tai. Tai nežinau, tai va, mano toks apibendrinimas ir ta kalbos politika man labai kažkaip primena iš dalies tą Lenkiją, Daniją ir panašiai kitais klausimais. Bet aš jaučiu, kad viskas čia yra toks bendras katilas. Tai galbūt pas mus kraštutinės jėgos, jeigu viskas judės šitą linkme, per daug neauks. Nes jos po trupučiuką ten jau kirba šiek tiek. Tai galbūt šie sprendimai šiek tiek prigesins. Tai Valerijau. Taip, nes kai daug jau tam procentų bus, kai bus paskleista panika, tada radikalioms jėgoms, jau pradėjau kažkaip akcentas, tada radikalioms jėgoms daugiau laisvės, daugiau jie už populistinių tam tikrų argumentų paims. Todėl čia akcentai yra gražu, nieko baisaus. Jeigu jie suprantami, viskas gerai. Taip, Valerijau. Tai viskas aš pasakiau, kad dėl to radikalių jėgų. Tai dėl šito dalyko pritartum ir tu, kad imtis centro partijams šių klausimų gali užkirsti kelią kraštutinėms partijoms naudotis tuo arkliuku, kad prisitrauktų savo rinkėjų.
Taip, ir bendrai, jeigu vėlgi, jau kaip apibendrinus tą projektą kaip ir vadina integracija. Pats tas žodis, jis ne visada irgi visiems gali labai teigiamai skambėti. Jis gali skambėti, kad vat, eina koks sakyta tautės ir kažkur iš krūmų vat, sėdi kokie nes ten kultūrininkai, kalbininkai, saugumiečiai, greit, sulietuvinsim tave. Mes Vis tiek tą projektą galima... galima pamatyti tą projektą kaip ir atvirą, vėlgi, atvažiuoji, aš noriu va čia Lietuvoje gyventi, aš noriu kalbėti lietuviškai, atidarau, wow, yra visos galimybės. Tiesiog kas nori, tas tikrai visada išmoks ir atras. Nebūtinai, kad čia ta integracija, kur iš viršaus būtinai, kad ten. Ir vėlgi grįžtant prie mūsų video, aš manau, kad tas video buvo tikrai iš apačios, būtent iš mūsų iniciatyvos ir ten, aišku, mano vienas kolega sakė, atrodo daug reklamos, tam tikrų tikslinių pavadinimų. Bet aš tikiuosi, netgi ta reklama netrukdė parodyti tą žmogiškumą, kad mes va, čia gyvenam, mums čia gerai ir jeigu nori integruotis, prašau, mes sudarėm sąlygas, sukūrėm video, kaip važinėti, kaip kalbėti, tu dar paaiškinai, kaip lietuviškai bus ten, va, tai man atrodo va taip. Francisko? Jo, Koks tavo apibendrinimas? atsiprašau. Koks tavo apibendrinimas? Arba šiaip pastebėjimai? Aš manau, kad turi būti ta laisvė irgi iš tikrųjų nuspręsti, kiek norisi integruoti, bet tuo pačiu metu man atrodo, kad yra labai svarbu, kad mes visi, kurie gyvenam kažkur, turėtumėm bendrą idėją apie kaip turi būti dalykai ir kaip turi elgtis žmonės šalyje, kad viskas būtų ok. Nes jeigu, aš čia kaip pavyzdys paminėčiau, aš atsimenu vienas pažįstamas iš Argentinos, jisai išvarė gyventi į Nyderlandus. Ir manau, kad per pirmus metus ar kažkas tokio, aš atsimenu, mes kalbėjom, jisai sakė, blemba, aš tikrai, tarsi, man labai patinka čia gyventi, nes labai saugu ir labai gerai uždirbu pinigus ir taip toliau, bet iš tikrųjų aš niekaip nenorėčiau čia būti kaip Nyderlandas. Ne? Tiesiog man neįdomu, jie yra tokie lopiai, pasakė. Jisai sakė, aš noriu būti argentinietis kitam krašte. Ne? Ir aš atsimenu, kad... Bet čia yra integracija? Ne, čia yra labiau gal separacija. Pakalbėsime apie modelius. Aš būtent apie šitą norėjau kalbėti, kad aš atsimenu, kad jam pasakiau, žiūrėk, man atrodo, kad tavo mąstymas tikrai dabar yra labai neteisingas. Ta prasme, tu negali turėti tiesiog tokios idėjos, kad, aš būsiu toks pats, kaip visada buvau, su savo kultūra, su savo įpročiais, tiesiog kitam krašte. Ne, neveikia taip. Ačiū Dievui, pavyzdžiui, dabar jis suprato ir jis dabar pradėjo išmokti vietinę kalbą ir dabar, tiesiog galvoja, aš dabar irgi elgiuosi kaip pilietis, šitoj šaly. Ir taip ir turėtų būti. Tai man atrodo, kad turėtų būti čia, kaip Valerijus paminėjo, turėtų būti čia šita laisvė, kad žmonės nesijaustų, kad čia privalu mano, faktas, bet to aš manau, kad kai nėra tiek daug spaudimų, mes geriau išmokstam, mes geriau bendrai tariant jaučiamės. Bet irgi, kaip ir sakiau anksčiau, neeiti į kitą pusę ir galvoti, čia. Aš būsiu tiesiog karalius, padarysiu kaip noriu, šitoje naujoje vietoje. Tai man atrodo, kad labai geras papildymas. Gal reikia irgi vis tiek deadline'ų šiek tiek tokių kaip terminų, nes, žinot, man jau, kai aš žinau, kad man reikia rugsėjo mėnesį priduoti magistrą, man jau kirba įrašyti. Jeigu aš žinočiau, kad man ten reikia priduoti, kada aš noriu savo magistrą. Kada noriu. Jeigu noriu, jeigu nenoriu. Aš turbūt nelabai būčiau motyvuotas čia sėdėti, skaityti apie visokias saugumizacijas, ten integracijas. Gal aš ten palikčiau kitiems metams, bet aš žinau, rugsėjas, reikia daryti dalykus.
Tai man atrodo vis tiek, kaip ir minėta, ta idėja dėl ekonominių migrantų, kurie atvyksta pradžioj 2 metams, tarkime. Tai kai baigėsi tas terminas, jeigu tu nori likti toliau, reikia parodyti kalbos žinias, man šitą idėją Man patinka. irgi. Man labai patinka. Valerijau? Taip, aš būtent tą ir norėjau dabar papildyti. Iš tų kalbų aš išgirdau tokį planą, tikrai logiškas planas. Jo, nes tu atvykai, tu apsižiūrėjai, kaip tu čia jautiesi, ir tada tu galvoji, ar aš noriu čia turėti savo ateitį, tęsti savo gyvenimą. Jeigu atsakymas taip, tam, kad tu prasitęstum leidimą gyventi, man patinka, kad reikia parodyti kalbos įgūdžius. Nes tai yra integracijos dalis. Nes Francisko, kai kalbėjai apie tą savo draugą, aš turbūt savo tyrimę irgi naudosiu teorijos dalyje. Yra toks kanadietis psichologas, John W. Berry. Jis yra akulturacijos teorijos pradininkas 90-aisiais. Ir jis akulturaciją išskirsto į 4 modelius, į 4 būdus, kaip dažniausiai žmonės akultūruojasi naujoje vietoje. Jis išskirsto į asimiliaciją, integraciją, separaciją ir marginalizaciją. Ir iš esmės yra 2 klausimai pagrindiniai. Koks tavo santykis su savo gimtąja kultūra ir koks tavo santykis su savo naujaja kultūra. Jeigu tu nori atsisakyti savo buvusios kultūros, ją išbraukti ir ištrinti ir tapti 100% naujosios kultūros dalis, pavyzdžiui, aš atvykstu iš Olandijos į Lietuvą ir noriu tapti lietuviu, nebebūti Olandu, tai jau yra asimiliacija. Ir žinoma, jeigu tai yra nuleidžiama iš viršaus, tai tada nori, kad imigrantai asimiliuotųsi. Kitaip tariant, nustotų būti tuo, ko jie buvo ir taptų lietuviais. Integracija yra, kai tu suteiki galimybę žmogui išsaugoti savo buvusią kultūrą ir kalbą. Tarkime, privačiam gyvenime, prašau, bendrauk savo kalbą su žmonėm kokiais nori, skaityk knygas kaip nori, tavo reikalas, bet santykė su visuomenė, tu priimi ir naują visuomenę. Tai reiškia, tu integruojasi. Tai išsaugojimas ir senos kultūros ir savo aplinkos ir tapimas tuo pačiu naujos kultūros ar aplinkos dalimi. Ir tai, anot John W. Berry, yra sveikiausias modelis, nes jis kelia mažiausią akultūracinio streso. Nes tau nereikia atsisakyti tuo, ko tu buvai, bet tu gali ir funkcionuoti naujoje aplinkoje 100%. Separacija yra tai, apie ką kalbėjai minėdama savo draugą pradžioje, jo patirties. Kai tu nenori tapti tos naujos aplinkos dalimi, tu jos atsisakai ir tu tiesiog nori būti tuo, ko tu buvai ir esi kitoje vietoje. Tai tu esi tas pats žmogus, kalbantis tą pačią kalbą, bendraujantis su tais pačiais žmonėm, tau visiškai neįdomu, kas ten tie Olandai ir kaip jie ten gyvena ir ką jie ten daro. Jeigu tau leidžia čia būti, velniop visą tai, aš būsiu tuo, ką aš buvau, nes jie yra lopai. Tai yra separacija. O marginalizacija yra, tarkime, visokių jau labai kraštutiniais atvejais, tarkime, yra kažkokia invazija, okupacija ar kažkas, tu nebegali būti tuo, ko tu buvai, bet tau ir neleidžiama integruotis naują kultūrą. Tai tu nebegali būti tuo, ko buvai, bet ir negauni prieimo prie naujosios kultūros. Tai yra pats blogiausias modelis. Kaip galėčiau paklausti, čia būtų kaip buvo su žydais, ne? Gal, ne? Tarkim, tu negali tapti naujos kultūros dalis, bet tu esi ir engiamas ir neturi ryšių, nutraukiam, žinai, yra dėl skirtingų būtų, gali būti, kad tu marginalizuojasi, tai gali būti nuo viršaus, tai gali būti visai, bet esmė, kad tu nebegali palaikyti kontaktą su buvusia kultūra ir tu negali sukurti kontaktų su naujaja. Tai jeigu mes naudojam šį modelį, man atrodo, ką siūlo Vilniaus miesto savivaldybė ir panašu, kad jie vis tiek kalba apie integraciją, ne apie asimiliaciją. Ir žmonės kartais suplaka šios 2 terminus į vieną. Ir tai yra labai didelė klaida ir tai tiesiog parodo, kad gal reikėtų biškį ir plačiau pasakyti, kas ta integracija yra, kas po to terminų slypi, nes ne visi iš karto intuityviai žino. Tiesiog kai kam integracija lygu asimiliacija, kaip kai kuriems žmonėms užsienyje Lietuva lygu Rusija. Reikia biškį žinių, kad atskirtum.
Tai va, čia gal mano toks paskutinis, tokia vyšnia ant torto dėl tos integracijos, nes Valerijos irgi kartais sakė, kad kartais biški neaišku, turbūt. Man atrodo, tu Valerijau minėjai. Žinai, kaip, vėlgi, kai klausai, tu supranti, ką jie turi omeny, kad visi už vieną, tik tai gal skirtingi ten kažkokie žvilgsniai yra, bet jeigu mes įmam paprastą žmogų iš gatvės ir jam iškart rodai, tai ką jis mato pirmą, mes juk paprastiems žmonėms darom. Tai ta komunikacinė žinutė kartais gali, žinai, nuklysti ten, kur nereikia. Mes tai žinom, kad viduje ten teorijos visokios, ten tai taip toliau gražu, bet paprastas žmogus nelabai. Tai vat, man tas yra labai svarbu, kartais aš tikrai supaprastinu, nes aš suprantu, kad kito akimis jis taip ir mato, be jokių teorijų, be jokių kultūrinių ten universitetų ir taip toliau. Na, žinai, čia kai mūsų visokiams ten institucijų tinklalapiams biškai reikia user experience design, kad biškai paprasčiau būtų naudotis tinklalapiu, tai... Mano viena genialiausių minčių, kurią norėjau per šį podcastą pasakyti, aš pasižiūrėjau, kiek įtakos turi lietuvių kalbai, tarkim, tam filologijos fakultetas Vilniaus universiteto, arba, kokie nors kiti ten influenceriai. Ir aš neradau tokio žmogaus, kuris tiek daug įtakos padarytų lietuvių kalbai ir jo mokymusi, kaip Lithuanian with Paulius. Tai šią prasme aš net labai didžiuojuosi, kad to tokio, kaip sakiau, mano buvo kultūrinė misija, nes aš žinojau, kad Paulius labai populiarinė lietuvių kalbą, nes tie video, kur ten japonas mokosi, ten kažkas kitas iš kitur atvažiavę lietuviškai kalba, praktiškai, ir be jokio negatyvo, nieko braukyti nereikia. Žmonės patys parodo, kad jiems smagu yra. Ir tai geriausia yra, man atrodo, pati šita kaip ir reklama, kaip motivacija tokia, reklama gal negražus žodis. Ir man atrodo, čia gerai, nes matai, čia galima paleisti tos projektus, jie pasibaigs, viskas uždarys, nebus lėšo palaikyti, bet Lithuanian with Paulius, man atrodo, tęsis toliau ir toks kaip labai didelis indėlis į lietuvių kalbą. Ačiū, Valerijau, ačiū už gražius žodžius. Ir labai džiaugiuosi, kad ir jūs esate to dalimi ir vis esate labiau ir labiau. Man šiaip labai patiko šis formatas, kai mes esam čia tryse, labai įdomu. Ir jo, ačiū jums taip pat. Francisko, gal tu turi kažkokiu paskutiniu minčiu? Aš irgi, plius minus norėjau, nesakysiu taip, su tais gražiais žodžiais, nes man trūksta viškai žolynų. Įmu širdies. Ne, nes čia tiesiog trūksta, tikrai žodžių, bet, lietuvių kalbos žodžių turime. Bet tikrai man irgi labai patinka, bendrai tariant, kad tu darei šitą, bendrą idėją tiesiog padaryti podcastus. Ir irgi, kad būtų, paprasčiau, žinai, kad draugiškiau, kad žmonės tiesiog suprastų, kad, neturi būti taip griežta, neturi būti, visą apie tiesiog sėdėti studijuoti. Ne, ta prasme, neturi taip būti. Irgi, man patinka tikrai apie šitą kalbėti, nes, yra realybė. Kai aš pradėjau su tavim, Pauliau, bendrauti, buvo, nes aš tiesiog norėjau pagerinti savo, lietuvių kalbos įgūdžius dėl darbo priežasties, bet iš tikrųjų iš karto pradėjom normaliai šnekėti. Nebuvo čia tiesiog, ne, tu gramatiškai, tu turi šitą padaryti, šitą, ne, tiesiog ne. Tiesiog buvo pokalbis ir viskas. Tai man atrodo, kad taip ir turėtų būti tiesiog. Ir išdrįsti, kalbėti su nepažįstamais irgi. Kaip man patinka pasakyti, kad tiesiog jeigu čia tiesiog kaip patarimas pasakyčiau, kad jeigu tu pradedi išmokti naują kalbą ir tiesiog nori pabandyti bendrauti su kažkuom, tai, varom, kodėlgi ne. Ta prasme, irgi reikia išdrįsti. Drąsiai. Jo, tikrai. Tai jo, tai man šitas labai, tikrai įdomus ir sakau, iš širdai, sakyčiau, eina. Tai jo, tai aš tikrai džiaugiuosi, kad irgi mes su Valerijum, su tavim, mes galim tiesiog gal motyvuoti žmonės, tiesiog išdrįsti ir išmokti. Tai gal ir mes paruošim ateityje kokį integracijos projektą, galėsim pasiūlyti. Nes kol kas, kiek supratau, mano viena klasiokė dirba darbo apsaugos ministerijoje dabar su šiuo klausimu ir jie sakė, kad mes kaip ir neturim jokio bendro nacionalinio projekto kol kas. Tai galim pasiūlyti mes. Tai va, jokais, bet aš visai rimtai. Po 5 metų, po poros metų, kas gali žinoti. Man patinka tai. Tai va, svajokim
dideliais mastais ir visko gali būti. Tai va, kol kas tiek. Ačiū Jums abiems. Gražaus vakaro. Ir tada iki pasimatymo galbūt kitose laidose trise. Kas gali būti, gal karts nuo karto turėsim šį formatą. Jeigu kažkas išklausyti iki galo, kas yra stulbinantis atkaklumas, parašykite, ar norėtumėte girdėti daugiau tokio formato susitikimų. Ir ačiū visiems klausytojams ir visiems gražaus vakaro. Gražaus vakaro.